Aš noriu, kad mes įsivaizduotume save kasininko roliai ir paklausim savęs, ar parduodam jiem, ar prašom dokumento. Gerai. Oi, ble. O čia kažkoks žinomas? Čia vanila vaikystė. Čia tu vaikystė? Tiesiog vyrukas. Jaunas vyrukas. Čia va Kisleko pirmas postas Facebook'e. Priklausomai kaip jis kalbėtų. Jeigu jis labai pasitikėtų su jim, kai jis ateina, 3 skarbės alausyje ir jis toks tiesiog nežiūrėdamas į mane man kento Silverį. Gal ir parduočiau, na. Bet jeigu jis tiesiog sakytų, aš norėčiau cigarečių. Ne, vaikeli, ne, tikrai ne. Čia Kislekas. Čia aš Čia klajumas. Kipras podcastą žiūri dabar. Jis, karočią, nueina į alkoholio skyrių, karočią, prieina prie lentynos, tai va, atsistoja ir žiūri. Tai Aš ne tai, kad dokumentą aš pinigų neprašyčiau iš jo. Jam alkoholį tik iki 7 vakarą parduoda. Kažkodėl. Pas jį vienoj rankoje Romo butelis, kitoj surelis per lūptas.